Pareigas tai vyriausybės valandėlę pravesiu aš. Paklausinėkime ministrų. Dalia, ar yra toks žmogus, kuris galėtų pavergti jūsų širdį? Lietuvoje nėra. Šitkai, kokias jūs labiausiai jaudina? Cukrus ypatingai. Niekas sau, Dalka! O ką tu galvoji apie pasigvaltavojimą? Tai gali daryti bet kas ant bačkos. Ačiū. Vidaus reikalų ministrė, sakykit, kodėl jūs čia sėdit? Nesivarginkit, atsakysiu už jūs, šiaip savo. Ačiū už atsakymą. Nėr už ką. Algirdai Mykolai, sakyk atvirai, kas tu toks esi? Aš manau, kad ekspromtai tokį klausimą labai sunku atsakyti. O tu pasistenk, pasakyk, kas tu toks? Aš esu premjeras. Kodėl dar negirtas? Ne premjeras asmeniškai svarsto tokius klausimus ir sprendžia. Tai yra valstybinės svarbos klausimai ir jie turi būti labai rimtai svarstomi. Šitie klausimai. Tai ką darysim? Bandysim spręsti tą klausimą. Susisiekimo ministrė, o ką jūs čia dabar darot? Kodėl pasididinot savo algą? Ačiū labai už klausimą. Kiek suprantu, kai bedarysi, visiems nepataikysi. Jeigu padidini blogai, jeigu sumažini, arba dar yra blogiau. O jeigu aš jums prie atostogų pridėčiau dar vieną laisvą dieną? Aš labai teigiamai vertinčiau tokios dienos atsiradimą. Vodama paklausiu premjerą tiesiai šviesiai, a tu ištikimas savo žmonai, a tu neištikimas? Jokių būdų ne. Siaubas. Ir kaip jūs tapote tokiu šelmiu palaidūnu, papasakokite. Visa tai yra ne vienos dienos klausimas, visa tai tęsiasi 10 metų. Tai ko visi taip rėkia ir jums priekaištauja? Būtų keista, jeigu visi tylėtų, nieks nieko nesakytų, būtų irgi keista. O ką jūs patartumėte daryti vyrui, jeigu grįžęs namo, jis spintoj surastų žmonos meilužį? Pozicija ir reakcija turi būti rami ir elgesys solidus. O nesiblaškyti, neaikčioti, nešokinėti. Gerai, o kaip galima būtų patikrinti, ar žmona jau nusidėjo, ar dar nespėjo? Žinot, tai labai specifinis klausimas, kad ekspromtu galėtų kas nors, nesant sveikatos apsaugos ministrui, atsakyti. Mes jam perduosim šitą klausimą ir aš manau, kad išsamų atsakymą duosim. Aš žinau, kad moters higienos reikaluose ir dėmesys yra skiriamas. Ir ankstyvos diagnostikos priemonės taip pat yra taikomos. Dabar pasigirsiu. Per naktį padariau 10 bobų, o tai yra daug ar mažai? Tai yra labai daug. O ką jūs konkrečiai darysit, kad Lietuvoje padidėtų gimstamumas? Fabriko niekas nepastatys. Ir nereikia žmonės apgaudinėti ir šnekėti. Linai Linkevičiau, ką jūs padarėte, kad lietuvių būtų daugiau? Šiaip turėjau progos tuo aktyviai užsiimti, dar dirbdamas ambasadorium prie NATO. O iki jūsų? Labai lėtai ir vangiai vyko šis procesas. A mokslininkai gerina mūsų demografinę padėtį. Pavyzdžiui, kodėl Ukrainai daugiau žmonių negu Lietuvoje? Mano žiniomis, ukrainiečių mokslininkai yra aktyvesni. Atsakymo aš neturiu tą klausimą, kodėl taip yra. Matyt, jie yra tiesiog aktyvesni. Tai ką, Ukraina mums pavyzdys?